žmona, kuri tik prie auksvorio, tada taip, jis susitvarkė. Jeffai, tu tikrai nori būti toks vyrukas? Ne, ne visai toks vyrukas, ne. O, bičiuli, turime tai padaryti. O, Dieve. Nagi, tu man skolingas, vardan senų laikų. Nereikėjo to sakyti. Niekada dar nesakiau. Sveika, meilutė, kuo tu vardu? Labas, aš vardu Keitė. Sveika, Keitė, malonu su tavimi susipažinti. Čia mano sesuo Angela. Sveika, Angela, malonu susipažinti. Tai ką veikiate? Tiesiog linksminamės. Ketinate žaisti pūlą? Kaip tik apie tai galvojam. Čia mano... Jei pasakysi klasiokas, aš tave užmušiu. Tai mano geriausias draugas visame pasaulyje. Įtinai čia Keitė, o čia jos sesuo Angela. Argi jos negražuolės? Taip, jos tikrai gražios. Tai iš kur jūs? Iš čia. Ar tai geriausia, ką sugebat? O, šaunu. Tai kiek jums merginos metų? 22. Puiku, o tau? 25. Kas? Nieko tik. Oho, štai prasideda. Kas prasideda? Žymioji Etono langelio teorija. Jis tai barose rušiuoja moteris nuo 98 metų. Na, geras, su to sutinka. Kokia tai teorija? Na, jo kalbama apie idealų laiką, kada reikia sučiupti merginą ilgalaikiams santykiams. Matai, kai kalba eina apie rimtus įsipareigojimus, yra labai ribotas laiko tarpas, per kurį gali ją sučiupti. Kitaip tavo gyvenimas bus sumautas. Tu to nesakai. O taip, jis sako. Gerai, papasakosiu. Merginos nuo 19 iki 21 dar neįsivaizduoja, ko nori. O tai, ko jos galvoja, kad nori, net neegzistuoja. Jos turi susikūrusios idealą, kurį pagimdė Kosmo ar kažkas panašaus. Kosmo. 22 ar 23 metų merginos jau yra turėjusios vienus, dviejus rimtus santykius, taigi jas jau buvo sudirbę daugiausiai 2 kartus, todėl jie supranta, kaip sukasi pasaulis. Jie supranta, kad Kosmo yra nesąmonė. Tai jos jau truputį daugiau patyrusios gyvenime, bet dar jo nepersisudinusios. Būtent, jos dar svajojo kaip mažos mergaitės ir vis dar tikisi. Ir tai yra tas langelis? Taip. Taip, maždaug. Žinai, tai skamba visiškai protingai, tik bijau paklausti, kas atsitinka, kai sulauki 24. Na, tau kol kas dar nereikia apie tai nerimauti, bet 24 yra pereinamieji metai, langelis po truputį užsidaro, taigi bet kurio momentu jis tau gali užsitrenkti prieš pat nosį. Ei, bičiuli, po galais, nesisavink mano pasakymo. Bet yra tikimybė, kad apie 25 metus dauguma merginų 3 kartą įsimyli. Matai, tu tik kalbi šablonis, tu šneki apie standartus. Šio teorijoje nėra nieko nuostabaus, Angela. Dauguma teorijų paprastai yra bendro pobūdžio. Aha. Tik baig čia stengtis. Bet tai tiesa, kad moteris, kurios jau pusėja savo 20-uosius metus, pradeda vis labiau rūpintis tuo, kaip ištekėti ir surimtėti. Jose pradeda veikti visi tie motiniški biologiniai laikrodžiai. Teisingai. O kiekvienas vaikinas norės susitikinėti mažiausiai 2 metus. Kodėl 2 metus? Na, kad įsitikintum, jog ji nėra psichė. Bet visos merginos yra psichės. Mes nesame psichės. Jei vyrai sugebėtų išklausyti, jie daug geriau suprastų mūsų emocinį sudėtingumą, o neklaidingai traktuotų tai kaip psichinį nestabilumą. Teisingai, bet ir merginams ir vaikinams prieš pradedant kažką rimčiau svarbu įsitikinti, kad jie yra suderinami, nes aplinkui gi pilna psichų. Aš galiu per pirmus kelis mėnesius pasakyti, ar tie santykiai turi ateitį, tam nereikia gaišti 2 metų. Taip, bet jei iš tų santykių nieko neišeis, tada jau tau bus 27 ir prireiks dar mažiausiai metų tam, kad susirasti pakankamai išvaizdų ir pakankamai turtingą vaikiną. O tada vėl turėsi su juo susitikinėti 2 metus ir tada tau jau bus 30. Va tai skamba bauginančiai. Gal tai ir visuomenės atgyvena, bet jūs nerasit merginos, kuris slapta nedrebėtų, kai vieną rytą atsibūdusiu 30 ir vieniša. Nebent jį užtikrinta savimi. Taip, greičiausiai užtikrinta botokso pagalba. Gerai, aš einu į tualetą. Keitė? Štai ir jie. Šį kartą jį te užtruko tik 20 minučių. Puiku. Kas tai? O argi tai svarbu? Tai man viskas gerai, tiesa? Taip, tu dar langelyje. Tai aš gana greitai ką nors susirasiu, tai man jau bus 24 ir aš būsiu truputį labiau patyrusi, kaip tavo sesuo. Jeffai, eik tu švilpt.
Taip, man reikia pradėti tuoj pat. Einu nusimyšti. Taigi.